Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsime apie tipus span ir memory. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Įsivaizduokite, kad mes turime kažkokį masyvą ir norime paimti tik dalį masyvą. Na, jūs prisimenate, kad mes turime range tipą. Mes galim pasakyti, kad sukursime submasyvą ir paimsime nuo 5 iki 15 elementą. Na ir kai mes paleisime tą kodą, mes matysime, kad pas mus yra visas pirmas masyvas ir antras submasyvas. Truputį sumažinsim pagrindinį masyvą. Ir kas bus, jeigu aš per submasyvą pakeisiu kažkokį elementą. Matysime, kad pasikeitė tik antras masyvas, o pirmas nekaip nepasikeitė. Būtent dėl to, kad tai yra skirtingi masyvai, jie guli skirtingose vietose atmintyje. Bet naudojant tokį tipą kaip span, mes galim paimti submasyvą ir su to submasyvu dirbti. Pasakysiu, kad nuo 5 masyvo elemento aš noriu paimti 3 reikšmes, naudojant metodą span, ir taip gausiu tą spaną. Ir po to pasakysiu, kad nulinis pirmas ir antras elementai pas mane turėtų pasikeisti. Ir paleidus tą kodą, aš matysiu, kad tikrai nuo 5 indekso pas mane 3 reikšmes pasikeitė originaliame masyve. Tai tas tipas žiūri į kažkokį kitą konteinerį ir leidžia mums dirbti tik su tam tikrų range iš to pagrindinio konteinerio. Lygiai taip pat mes galim sukurti tą submasyvą ir kitokiu būdu. Pasakysime, į kokį tipą norim žiūrėti, nuo kokio indekso ir kiek elementų norime paimti. Ir tada viskas irgi veiks gerai. Bet dėl to, kad span neimplementuoja IEnumerable, mums reikia čia konvertuoti tą spaną į masyvą, kad galima būtų sukonkatenuoti viską. Dabar padarysime dar vieną dalyką įdomų. Mes sakysime, kad nuo 5 elemento mes paimsime 10 reikšmių, o po to sakysime, kad iš to pirmo spano mes išpjausime dar papildomai elementus nuo 2 iki 5. Tai iš pradžių išvesime mūsų masyvą, po to praėjus su for ciklu mes prie kiekvieno elemento pridėsime 5 ir po to naudojant span do mes prie kiekvieno elemento pridėsime dar 100 ir irgi išvesime rezultatą. Ir dabar paleidus kodą mes matome, koks buvo originalus masyvas, po to matome tos reikšmės, kurios buvo pakeistos naudojant span 1, ir po to dar 5 reikšmės, kurios buvo pakeistos naudojant span 2. Tai mes paėmėm antrą elementą nuo span 1, tai nuo 13 pradėjome, ir toliau 5 elementai pas mus buvo pakeisti. Bet mes keičiam tą originalų masyvą. Mes visgi dirbame su array. Tai pas mus yra toks geras tipas, naudojant kurį mes galim paimti kažkokias reikšmės iš originalaus konteinerio ir tos reikšmės pakeisti. Ir tai labai patogus būdas dirbti. Dabar įsivaizduokite, kad mes norime sukurti enumerable metodą, naudojant kurį sukursime submasyvą ir jį atiduosime, taikant yield return. Tai mes galim tą spaną sukonvertuoti į aspan, nueiti iki span length ir atiduoti kiekvieną iš tų elementų. Net galim išbandyti tą kodą. Ir kai mes bandome sukompiliuoti tą kodą, mes gauname tą patį errorą, kuris pas mus buvo praeitos pamokos metu. Mes negalim taikyti refstraktų su state machine. O jeigu mes pažiūrėsime į tai, kas yra span, tai pamatysime, kad tai pas mus yra read-only refstract. Tai atsiranda dabar klausimas, o ką mes turime daryti, jeigu norime turėti submasyvą, kuris sujungtas su pagrindiniu masyvu. Mes turime tokį tipą kaip memory. Ir jeigu čia pritaikysim as memory, viskas veiks. Memory jau yra tiesiog read-only straktas ir jis gali būti boksinamas. Pervardinsim tą tipą į memory. Ir prieš traukiant reikšmę mes darysime tokį dalyką. Mes sakysime, kad iš to memory mes ištrauksime spaną ir tik tada iš to spano paimsime elementą. Ir dabar viskas pas mus veikia ir tokių problemų nėra. Tai jeigu mes galim parašyti kodą taip, kad mūsų submasyvas neatsirastų heape, tai mes galim naudoti spaną. Bet jeigu taip neišeina padaryti, tai mes galim taikyti tokį tipą kaip memory, kuris yra tiesiog read-only span ir jis gali būti perkeltas į heapą. Ir tada iš heapo mes jį galim ištraukti atgal į stacką, iš jo ištraukti spaną ir su to spanu dirbti. Ir iš tikrųjų, naudojant span tipą, yra daromi visokie parseriai. Tarkim, tas pats JSON parseris naudoja spanus, kad nekopijuoti viso teksto, o paimti tik dalį teksto ir tą dalį kažkaip apdoroti. Yra tokie tipai kaip read-only memory ir read-only span. Ir tai tipai yra naudojami tada, kai mes dirbame su immutable kolekcija. Tarkim, string tai yra immutable kolekcija. Ir mes negalim pakeisti simbolių viduj stringų. Tai mes galim čia pritaikyti read-only span ir nurodyti, kad tai pas mus yra kelias. Ir po to mes galim gauti indeksą slash'o ir po to naudojant slice metodą paimti subtekstą. Bet kaip jūs matote, man siūlo supaprastinti tą užrašą. Ir aš iš tikrųjų galiu naudoti range operatorių čia. Ir taikant tą range operatorių, mes vis tiek kaip rezultatą gausime atgal read-only span ir nekursime naujo masyvo. Ir po to, jeigu aš norėsiu išvesti tą dalyką, pas mane įvyks klaida, nes writeLine'as nepriima pas mus read-only spaną.
kuris sudarytas iš čarų. Ir tada mums vėl reikia sakyti, ok, mes tada bandome sukonvertuoti viską į stringą, konvertuojame tą dalyką į stringą, paleidžiam kodą ir matome, kad gaunam atsakymą. Ir vis tiek pas mus čia išeina alokacija, tai atsiranda klausimas, o kokia čia optimizacija. Bet taip yra tik jei mes dirbame per static metodą, nes nėra static metodo, kuris dirba su spanais, bet yra non-static metodas, kuris su spanais dirbtų. Kiekvienas text writeris turi tokį metodą writeLine, kuris priima read-only spaną if char. Tai mums reikia kreiptis tiesiai prie text writerio. Mes galim pasakyti console.out ir tada parašyti writeLine. Ir jokių papildomų alokacijų mes nedarysime, bet tekstą į konsolį išvesime. Galim pažiūrėti į tą writeLine metodą ir matome, kad jis priima read-only span iš charų. Ir net jeigu tai pas mus bus ne read-only span, mes vis tiek matome, kad yra kviečiamas metodas, kuris priima read-only spaną, būtent dėl to, kad pas mus yra perkrautas operatorius, kuris konvertuoja spaną į read-only spaną. Tai taip yra daug patogiau dirbti su tekstu, mums nereikia kopijuoti to teksto, naudoti labai daug atminties, mes galim imti subtekstą naudojant spanus. Arba taikyti memory, jeigu mūsų subaibė turi būti saugoma heap'e. Tai dabar jūs žinote, kas yra span ir memory. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.